nesuprantu. Aš kelintą kartą skaitau jūsų parodymus ir niekaip negaliu suprasti. Jūs matėte, kaip nepažįstamas vyras muša jūsų uošvienę ir neatėjote į pagalbą? Atleiskit pareigūnė, bet, dviem vyram mušt vieną moterį, nesvarbu, kad tai uošvienė, bet man vis tiek ranka nekilo. Bendrai tai Jonas. Meistras. Labą dieną, taip. Tu man prieš savaitę mašiną taisėjai, prisimeni? Taip, viską išlaižėm, o kažkas negerai? Ne, čia ne dėl to reikalo. Šitą, tai tu ten viską moki taisyti, kaip girdėjau. Taip, mes visi profesionalai esam ir... O kažką reikia pataisyti jums? Reikės pažiūrėti. Violetka, parodyk ją. Labą dieną, ponė. Šitas taisyti? Žinot, ne mano sritis, bet minusėlį. Valda! Prieik, prašau, trumpam. Klausyk, ar gali pažiūrėti, kažkas neveikia? Jo. Tai jo, be problemų. Aš tuo lygintuvą baigiu sutaisyti ir šitą sutaisysiu. Tai gerai. Хорошо. Irka, stop. Pas tave pėdkelnėse skylė. Spėjau, už žvaigždės užkliuvau. Už ko, už ko? Už kokios žvaigždės? Kaip tai kokios? Šitos komisaro antpečių žvaigždės. Sveika. Labą dieną. Nieko gero ten nėra. Šitą čia buvau užsakęs platininius žiedus ant kiekvieno savo piršto. Padarė? Taip. Tai pamatuok. Šitas labai gražus išėjo. Aha. Su mėnulio akmeniu. Štai, toks įdomus. Erelio akis. Su deimantu. Ir tigro akis. Gražu. Šitą dabar akutes ir akmenukus apsuk man atbulai į apačią. Gerai, žinoma. Kaip įdomiai. Ir šitą taip pat taip. O sakykit, kam jums taip čia reikia keistai? Kaip tik kodėl? O tai kaip man su Hebra bazarit? Здорово! Пацаны, kaip gyvena tipo Rasborgės? Ką, aš kaip lokas jums rodysiu aną pusę? Taip, viskas, davai, ate. Žiūrėk, pinigai. Atiduosiu prekes, pažiūrėmsi pinigus. Būtinai perskaičiuok pinigus ir pažiūrėk, ar tikrai nepadirbti. Tai bazaras. Nes dabar vienas kitą nori išdurt, supranti? Mūsų praeitą savaitę kaip išdūrė. Mes su vyrukais sudalyvavom aukcione. Ten rimtam labai. Ir nusipirkom vazą už 50 000 eurų. Eurų? Jo, ten dinastijos mini. O? Vazą atsiuntė čia, nunešam pas ekspertą, sako šūdas, kinetiško, primet. Eik tu. Eik tu! Išdūrė? Išdūrė, nu. Jam štukų. Eik tu! Dudka. Sveik. O kas čia dabar, ko toks liūdnas? Ai. Kas? Kipo degtinės barenė. Yra tos degtinės, yra kiek nori. Na tai kas dabar ne tai? Ale kad visai nesinori. Čia ir liūdniausia. Labą dieną. Labą dieną. Saldus šampanas. Aišku, romantiškas vakarėlis. Šlikštynę gurkšnį išgerčiau, apsivemčiau. Taip. 30% riebumo grietinė. Tai yra tiesiog energetinis šaltinis. O jeigu dar čia įvarius kokių graikiškų riešutų, tai žiūrėk, stovėtų amžinai. O štai ir graikiški riešutai. Gerai, tik tai reikia kramtyti, nes gali sustoti ne tik tas daiktas, bet ir skrandis.
O, su elektra problemos, kad žvakių reikia. Dar čia legi aromatinės žvakutės. Aišku, namai retai tvarkomi, turbūt nemaloniai kvepia, nėra kas sutvarko. Dieve, kaip romantiškas šokoladinis lupytės. Matyt, nėra kam bučiuoti išskyrus šokoladą. O, 3 prezervatyvo pokelį. Nu ir ką mes darom su juo? Kvadratą žaidžiam ar pučiam ir sprogdinam, kaip tenai būna pas mus, ką? Zita, nu kiek galima, jau 2 metai, kaip mes įsiskyrė, o tu pastoviai prie manęs kabinėjęs, ką duok tu man ramybę, aš tavęs maldauju. Kas prie tavęs kabinasi? Čiuoštų iš čia, kad mano akis tavęs daugiau nematytų. Varyk tu iš čia pastatavau dažytą ožkatų. Aš turiu nuolaidų kortelę. O tą kortelę, žinai, kur gali sukišti? Savo naujai žmonai. Į užpakalį. Supratau. Viso gero? Gersim prie antradienį, gersim trečiadienį, gersim... Atsiprašau, Iššau. degtinės norėsit? O, grėtinės? Degtinės. A, degtinės. O gersit? Įpilk. Gersim. Bumbulai barškė. Bumbulai su barškė. Labas rytas, miela pacientė. Labas rytas. Atėjau jūs apžiūrėti. Prašau nusirengti. Bet jūsų kolega prieš keletą minučių mane apžiūrėjo ir sakė, kad aš esu geros formos. Aš jį irgi buvau sutikęs. Jisai irgi man sakė, kad jūs geros formos. Todėl prašau nusirengti. Panelė, mes atvarėm jūsų išgelbėt. Taip, vienas ratas 20 litų ir kitas 20 litų, o būtų 40 litų. Imkit liemenę už 15 litų arba bananą už 5 litus. Du bananai 10 litų išlaiko bet kokį svorį. Eilinė klientė praradom. Nu jo, gera klientė buvo. Kągi, vardas pavardė. Nu, tai mano šventas vardas ir Juozas, per brūkšnukų Vincas Ražanauskas. Tai vadykit mane, kaip jums geriau, poniutė. Kągi, gerbiamas Juozai Vincai Ražanauskai. Tep. Esate įtariamas naminukės prekyba. Nelegalia naminukės prekyba. Jop, tu įrogėt po perkūnais, kūgi jūs čia šnegat, poniutė. Atsiprašant, jeigu aš jos turėtų, tai aš jų tikrai nepardavinėtų. Aš, saugų reklinį visus suspiltau. Ir jūs intarkit kokį kitų, tik ne mane. Aš žmogus šventas su šventu vardu. Supratau. Ir čia. Žinok, šiandien ryte sakau savo dėdui. Brangusis, sakau. Noriu nueiti į grožio saloną, pasigražinti, pasipuošti, žinai, kad tau labiau patikčiau. Sakau, duok stolniką. Nu, ja? Nu ir pažiūrėjo ir davė 2. Parazitas.